Jeigu norite įsigyti produktus iš Salon Pro elektroninės parduotuvės, jums reikia paspausti ant norimo įsigyti produkto. Pavyzdžiui, aš pasirenku nagų laką, kurį norėčiau įsigyti. Paspaudžiu ant jo ir mums atsidaro produkto puslapis. Tuomet spaudžiame į krepšelį ir šis produktas atsiduria mūsų pirkinių krepšelyje. Jeigu norime įsigyti dar kažkurį produktą, spaudžiame tęsti apsipirkimą ir išsirenkame kitą produktą. Aš išsirinksiu vonelę pėdoms. Atlieku lygiai tą patį veiksmą, spaudžiu į krepšelį ir produktas jau yra mūsų krepšelyje. Jeigu norim įsigyti kažkurio produkto, kurį turime krepšelį didesnį kiekį, kiekio stulpelyje pakeičiame norimą kiekį. Pavyzdžiui, nagų laką aš norėčiau įsigyti 3 ir spaudžiame atnaujinti krepšelį. Tuomet yra perskaičiuojama kaina. Jeigu nusprendėme, kad kažkurio produkto vis dėlto nenorime, pašalinimo stulpelyje paspaudžiame X-iuką ties tuo produktu, kurio nebenorime. Štai, mums lieka tik tai vienas produktas. Jeigu turite nuolaidų kuponą, jį galite pasinaudoti įvedus šio kupono numerį šioje vietoje ir paspaudus pritaikyti nuolaidą. Jeigu daugiau nebenorite nieko įsigyti, spaudžiame tęsti atsiskaitymą. Tuomet galite pasirinkti, kaip norite pirkti, kaip svečias ar kaip registruotas. Aš pasirinksiu pirkti kaip svečias ir spaudžiame tęsti. Tuomet užpildu visus būtinus langelius, tai yra įvedu vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, adresą, miestą, bei pasirenku šalį. Taip pat galima pasirinkti, ar norime, kad prekės būtų pristatytas mūsų nurodytu adresu, ar norime, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu. Aš paliksiu, kad prekės nori būti pristatytos nurodytu adresu. Spaudžiu tęsti. Tuomet pristatymo būdas, kuris nurodo, kad už šį pristatymą turėsiu mokėti papildomai 10 litų kurjeriui. Jeigu mano pirkinių krepšelis būtų didesnis nei 100 litų, tuomet man kurjerio paslaugos nekainuotų. Spaudžiame tęsti. Pasirenkame mokėjimo būdą. Galimi 4 mokėjimo būdai. Galime mokėti per PayPal, galime mokėti per Swedbanką, per SEB arba mokėjimas pavedimu. Aš pasirinksiu mokėjimą pavedimu ir spaudžiu tęsti. Dar kartą peržiūrime savo užsakymą. Jame nurodoma, kiek mes išleisime taškų, kiek uždirbsime taškų, mūsų suma už produktus, suma už kurjerį ir bendra suma. Jeigu pamirštate prekę ir nusprendėte dar kartą įsigyti kažkokią prekę, galite paspausti redaguoti prekių krepšelį. Jeigu vis dėlto nusprendėte, kad viskas, daugiau nieko nebenorite, tik tai įsigyti šią prekę, spaudžiame pirkti.